Sveiki, aš esu Jurga Žilvytė, vedoastrologė. Jūs esate mano kanale Vedoastrologija lietuviškai. Taip, čia yra kanalas apie džioitišą, apie vedoastrologiją, ne apie vakarų astrologiją. Aš prie tam video pažadėjau, kad apie Sinkevičių padarysiu šitą video. Reikia savo pažadus vykdyti. Ir dar toksai skelbimas, kad, ta prasme, šitie video yra, jie nėra taip, kad grinai apie tos politikus. Šitas tikslas mano yra parodyti, kaip veikia, kaip džioitišas, kaip vedoastrologija veikia. Ir kodėl aš kalbu apie politikus, todėl, kad jie yra, vieši asmenys ir, ta prasme, ir jų ten kažkiek tai mes tos gyvenimus truputėlį žinome. Už tai aš galiu parodyti tą astrologiją. Nes vedoastrologija tai yra skirtingai negu vakarų. Tai vakarų astrologija nepasisekė, nes jinai buvo gainiojama pastoviai ten, o ta indiškoji, ta džioitišas, tai yra tiesiog tūkstantmečiais surinkta ten, statistiniai duomenys, kurie pavirtė į tokį gilų žinojimą. Štai aš po ilgos rektifikacijos nustačiau, kad jo tas pat Mindaugo kylantis ženklas yra Vėžys. Šiaip tai pagal jo išvaizdą ten akivaizdžiai matosi, kad tai yra toksai vandens ženklas šitą. Tai ten buvo klausimas, ar tai Vėžys, ar tai Skorpionas, ar tai Žuvis. Bet pagal visus ten tos įvykius, nes ten yra ir vestuvių šitas data, ir vaikų gimimo datos yra, taip kad ir ten visi jo tos karjeros kilimai, kritimai ten, kaip jisai, tai jisai meras, tai jisai tenais Jonavos vandenų direktorius, tai ten vėl ūkio ministras, ten, tos visos tos tokios bangos, tai pagal šito Vėžio ženklas, jisai geriausiai visą tai rodo šitą. Tai ką, Vėžys. Vėžio šeimininkas Mėnulis yra 8 name. Šiaip Mėnulis čia yra iš vienos pusės labai geras yra. Jo niekas nespektuoja, jokie tie vadinami malefikai, tie blogiečiai, nei vienas, nei Saturnas, nei Marsas, nei Rahu, nei Ketu, niekas šitą. Tik tiek, kad yra 8 namas. Tas Mėnulis vis tiek tame 8, tai tokios žmogus toksai, kad matomai jisai tai tokia, tai jam kažkokios tai krizės yra, tai jisai kaip atgimsta, kaip Feniksas, taip atsigauna šitą. Tai vėl kokia krizė, tai vėl atsigauna, taip kad. Nes Mėnulis yra toksai, jisai toks, daugiau žmogaus pasąmonė šitą. Nes, pavyzdžiui, jeigu Saulė, tai jinai yra toksai tas, žmogaus, tas vidinis aš toksai. Ir čia yra, kai žmogus veikia, kada jau sąmoningai. O kada Mėnulis yra, tai tada tas veikimas, jisai toksai pasąmoninis yra, kada jisai, nelabai kontroliuoja visą tai. Kad pradėti kontroliuoti Mėnulį, tai ten reikia labai daug tokių pastangų, tokių, praktikų visokiausių. O taip tai žmogus plaukia daugumoje, pasąmoningai jisai veikia. Tai dabar tas Mėnulis, jisai yra tokiai nakšatrai, kuri vadinasi Purvabhadra. Ta Purvabhadra yra Jupiterio valdoma nakšatra. Taip kad tokios vidinės išminties pas jį ten greičiausiai tai užtenka, jos tikrai yra šitą. Tas, Jupiteris principai jisai nėra kažkokio labai ten intelekto kažkokio, bet tokio kažkokio giluminio žinojimo, tai jisai matomai turi šitą. Tai dabar tas ascendentas vadinamas, tas taškas, tas kylantis, jisai tokio yra nakšatrai, kurį vadinasi Pušija. Tai yra pati geriausia nakšatrai apšė skaitosi. Vedinėje astrologija skaitosi, kad pati geriausia nakšatrai visoji šitoj, tam visam zodiako rate tame šitą. Ir būtent šita nakšatrai, jinai duoda tos tokius kažkokius politikus, ten kažkokių vyriausybių, ten kažkokius tai ten gali būti įmonių vadovai, ten valstybių vadovai, nes, kas iš tokių žinomų, šitas kaip jisai, Džordžas Bušas, toksai žinomas šitas, turi tą Pušiją tam, irgi šitą nakšatrą. Tai va. Taip, kad tas toksai jau viena, toksai, kas apsprendžia jam tas, tą tokią įėjimą į politiką, jau vieną tokį faktorių jau turime.
Kas dar? Taip, dabar toliau. Bet yra tokia kombinacija ketvirtam name kaip Saturnas ir Marsas. Saturnas čia yra super geras, jisai yra egzaltacijoje. Ir tai vadinamai kendroj, tokiai kvadratė tam tokiam. Tik tiek, kad jisai yra, retrogradinis. Tai tas retrogradiškumas, jisai duoda dar didesnį stiprumą, bet iš kitos pusės irgi tose aprašymuose, kad gali tokius, kad jūs tokius nenumatytus tokius efektus duoti. Ir tas Saturnas, Marsas, jie aspektuoja aukščiausios tos socialinio to tokio pasiekimų, aukščiausių socialinių pasiekimų tą namą, 10 namą. Dar kas, dar nesakiau, Jupiteris. Jupiteris yra savo ženkle, tame, šaulyje. Taip sakau, jam tos išminties tikrai užtenka. 6 namas, jisai šioks nėra pats geriausias Jupiteriui. Tai yra, priešų visokiausių, paskui šitų visokių ten tokių ligų. Ir, bet kartu jisai tokios rutininio darbo, 6 namas darbas toksai yra šitą. Ir tas Jupiteris dar yra 9 namo šitas valdovas. Taip, kad jisai nėra čia blogas šitą. Taip, kad tas, nors jis dar nėra labai toksai jau senas, bet jam tos tokios vidinės, tos išminties tokios, tai matomai jos vis dėlto užtenka jam tenais. Taip, dar čia tas Saturnas, bet ten tokia, girdėjau tokią frazę, kad, sako, ten, Mindaugas, jisai neturi tos institucinės patirties, o ten tas, Virginijus Sinkevičius, jisai turi daugiau šitą. Bet jeigu jisai neturi, Mindaugas, tos institucinės patirties, tai jisai čia turi didžiulį institucinį šitą tokį, talentą. Tik tai tiek, kad tas Marsas, dar Marsas čionais irgi yra labai geras, ta prasme, kad kada jo kylantis ženklas šitas Vėžys, tai Marsas gaunasi, taip vadinamas, Radža Joga Karaka. Ta prasme, labai pati geriausia planeta šitam konkrečiai horoskopui, tokiam, kada toks kylantis ženklas yra. Ir jisai duoda tokį veržlumą, tokį ten šitą tokią, ėjimą į priekį. O jie čia labai arti vienas kito stovi. Čia dar nėra ta planetarinė kova, bet jau labai arti. O Saturnas atvirkščiai, jis yra lėtas, jisai viską lėtina, visus procesus, visur ten reikia gilintis labai stipriai šitą. Tai pasičia šitas, toks matyti, toks prieštaravimas, toksai yra kažkuria tai prasme šitą. Saturnas dar plus, jisai aspektuoja tą jau kylantį ženklą, 10 aspektą, 7, 8, 9, 10. Ir pasitat jaučiasi, tas Saturnas toksai jaučiasi, toks, iš kitos pusės, kada toksai geras Saturnas yra, žmonės labai pareigingi jie tokie yra. Tik tai tiek, kad šitas, tokia šita kombinacija Merkurijus, Venera, Saulė 12 name, tai čia, nėra labai jam gerai, ir Mėnulis tas 8 name nėra labai gerai čianais. Bet. Žmogus vis tiek, jis yra labai sudėtingas. Ir jo gyvenimas, jo tas likimas, ir patys tie žmonės sudėtingi. Tai jeigu paimti dar vieną tokį Phavą Čilytą, čia toksai, kaip sakyti, tokia, sluoksnis toksai, pjūvis gal dar vienas toksai žmogaus. Tai tas Merkurijus su Saulė atsidūrė 11 name. Mėnulis, aišku, lieka čia pat, Jupiteris lieka taip pat 6, bet bent jau Saulė su Merkurijumi nukeliauja į 11. O 11 yra tos partijos, kažkokios tai sąjungos, kažkokios tai kažkokie ten socialiniai tinklai gali būti. Čia jo atveju gal tai nelabai aktualu yra. Bet kitose sluoksniuose, šitas Mėnulis, šitas jam tos pagrindinius, tos lūžius, tos karjeros, jie taip ir greičiausiai ir davė šitą. Nes jeigu paimti, kada jam tai buvo, pirmiausiai, kai jisai buvo ūkio ministru ir paskui jisai neteko tų pareigų, tai ten buvo ne jo kaltė. Tenais koalicija irgi taip kažkaip tai keitėsi ir jisai tada jau neteko tų pareigų. O jau kada čia tie įtarimai, kada jau buvo,
tas buvo 23 metų pabaigoj. Tai va, Merkurijus, 12 namas, Mėnulis, 8 namas, Jupiteris, 6 namas. Vat kažkokie va, ten teismai, va, ten va, tokie va, su teisėsauga susiję, kada kažkokie tai reikalai yra, tai įsijungia. 6, 8, 12. Va čia va, grinai taip ir įsijungia. Ir po to čia va, po mėnesio įsijungia Saturnas. Mėnulis Saturnas. Ir kaip tik tranzitinis Saturnas tada ėjo per Mėnulį, va čia per šitą 8 namą, čia va 23 metų pabaigoje, kai jam ten prasidėjo ta visa čekiukų, ta visa byla. Ir čia tai vadinasi Sadė-Sati. Vat kaip aš ir apie Skvernelį ten pasakojau tą Sadė-Sati, tai lygiai taip pat ir va čia ta pati istorija yra. Nu dabar jau tas Saturnas jau ten jau beveik pasibaigė tas Sadė-Sati. Ir ką? Nu ir dabar va, jis eina jau į premjerus, ir partijos pirmininkas, ir premjeras. Nu va čia labai dažnai būna, va šitaip, kad, ir visą tą džiojtišką astrologiją sako, kad žmogus, va, kada praeina va, tą tokį, va, Sadė-Satinai, dažnai būna sunkiai labai kažkokia, tai, bet jisai, jeigu jisai ten nepalūžta visai, ten, jeigu ten ten kažkas tokio, tai tada, va, jisai kaip ir, jisai kaip ir į kitą lygį tokį pakyla, va, šitą, va, ir, va, prašau, dabar jau kažkokio, tai, va, kilimas toje karjeroje, toje. Nes principė, va, nors pasi, va, tas, va, dabar tas, va, Merkurijaus periodas eina, va, jisai ilgas čia bus iki 33 metų. Tai, bet šitas, tai iki 33 metų, ne iki jo 33. Bet tas Merkurijus, jisai yra šitą Marso šitoj nakšatrai. O va, tas 10 namas tai yra Avinas, va, kurį valdo Marsas. Ir čia, va, dėl ko va, žmogus taip, va, jisai jaunas labai tapo to meru, tenais ten buvo tada Saturno periodas, Saturnas aspektuoja. Ir 1 namą ir šitą 10. Paskui va, šitas va, Merkurijus, jisai va, tą nakšatrai Marso, va, už tai šitą, va, tas įsijungia irgi kartu tas 10 namas. Jupiteris irgi aspektuoja čia va šitą 10 namą. Taip, kad tik tai tiek, kad va tokie va bangavimai yra šitą. Ir va kas va dar ten va tas, Mėnulio tam nakšatrai pasakiau jau, ne kokia. O dabar va šitą va Saulės va nakšatrai, va Saulė, kur tas vidinis toksai, aš sąmoningas toksai yra. Tai ten yra tokia nakšatrai, kuri vadinasi Mrigašyra. Ir jinai irgi yra tokia va, politikų šitų, va, nakšatra, bet ta nakšatra jinai tokia va, yra sėkmių ir pralaimėjimų irgi tokių. Tai didžiulis populiarumas, tai kažkokia visuomenės panieka šitą. Bet vis susiduria su tokiais, tai, su va, tokiais dalykais. Ir vat, jeigu pasižiūrėti, pavyzdžiui, kitą politiką, va, iš tai Gabrielių Landsbergį. Tai irgi pas jį yra šitas Mėnulis toje Mrigašyroje toje. Irgi tokia politikų šitų, nakšatra šitą, bet va, irgi toksai, va, tai pakilimas, tai va, kritimas kažkoks tai yra. Čia matot, bet kaip irgi priklauso, kaip ten va, daugiau kokių faktorių yra. Dar vienas faktorius, va, pas jį, būtent jau čia pas Mindaugą, va, šitas Ketų. Nors tiesa, pavyzdžiui, šitas pas jį Saturnas yra šitam, egzaltacijai. Ir vat Ketų ir Rahu taip pat yra egzaltacijoje. Čia tokios šešėlinės, tokios planetos šitą labai stiprios pas jį. Čia va tos Saturnas ir Marsas irgi stovi Rahu, šitam nakšatroje toje, Nesvati vadinasi. Taip, kad nors jo va, tas Atmakarakas, Silos tas signifikatorius, yra Mėnulis. Bet ir tiesiog, nežinau kaip pasakyti, ar logiška, kad jisai yra socdemas, nors jisai, aišku, socdemas yra greičiausiai dėl to, kad tokių šeimoje gimė ten girtas tėvas. Kaip suprantu, socdemas yra ten, kaip sako, ten ta Jonava visa tenais. Socdemų tėvonija yra. Bet va, už tai jisai, va, su tokiamis kombinacijomis žmogus ir gimsta. Va, nes Mėnulis, Atmakaraka Mėnulis, tai va irgi toksai, ant kiek ten iš tikrųjų, bet va, kaip ir tokia deklaravimas, kaip rūpinimasis va, kitais žmonėmis šitą.
O vat Ketų ir vat Ketų šitą, jinai 5 name Ketų. Šitą, vat 5 namas jisai, vat žiūrint, koksai, vat pagal kitus faktorius, koksai žmogus. Jeigu, pavyzdžiui, paprastas būtų žmogus, jam greičiausiai čia būtų problemos su vaikais. Nes 5 namas yra vaikai. Kaip, kiekvienas namas turi labai daug reikšmių. Pavyzdžiui, jeigu tai būtų kažkoks tai menininkas, tai jam tada ten su scena, su kokiais nors dainininkas, artistas koksai, tai ten greičiausiai jam šitoj vietoj būtų problemos. O jeigu politikas, tai kaip aprašymas yra ta Ketų 5 name, tai yra politinės erdvės fragmentavimas. Jam tą politinę erdvę taip ir fragmentuoja. Taip jisai ir šokinėja. Tai jisai ten politikas, tai jisai ten kokių vandenų, ten šitų Jonavos vandenų direktorius, tai jis vėl politikas, tai jisai vėl ten Fegdos, ten tas komercinis direktorius. Šita irgi jam taip ir duoda. Taip. Ir tokių daug faktorių, kada susirenka ir žmogus tas toksai likimas, toksai ir yra. Ir Saulė duoda tos tokius sviravimus, ir Ketų duoda tos tokius sviravimus. Išskyrus, kad Mėnulis, jisai, ir dar, aš, kai rektifikavau, kai ten nustatinėjau šitą, kada jisai, jis baigė mokyklą ten 3 metais, 2003, ir ten, kada jisai įstojo, nes kaip jisai sakė, kad baigė mokyklą ten šitą, su pagyrimu, ir įstojo į verslo vadybą. Verslo vadybą, tai ir panašu, kad ten, tėvai buvo labai nepatenkinti tuo, ten jie turbūt prieštaravo, nes ten iš tų visų tų horoskopų, ten tų matosi ten tokie, kad... Bet jisai, čia Vėžys yra. Vėžiai yra tokie, nors jie užsidarė labai savyje yra, bet jie turi savo kryptį, turi savo, ir jie eina, nelabai paisydami ten kitų tenais nuomonių. Jeigu juos spaudžia, kas nors jau užsidaro ten savyje šitą, bet daro savo, nes Marsas, čia geriausia, labai gera planeta yra Marsas, šitame horoskope, o Marsas, jisai toksai savo, turi savo tokį kryptį tokią ir tą kryptimį ir eina. Tai kas dar čia nais. Šitas Saulė ir Venera irgi kartu, kada stovi, duoda irgi politikus, tą charizmą tokią šitą, bet charizma 12 name šitą, tai jinai irgi tokia svyruojanti, tai jinai yra, tai jos nėra tokia nepastovi jinai. Tai praranda, tai jinai, bet kadangi Saulė ir Venera, ir Saulė čia tam dvyniuose, tai čia jie visi gerai labai jaučiasi šitą, tai jinai nėra taip, kad jau visai jos prarastų. Ir paskui šitą Rahu. Rahu stovi 11 šitą visų politinių partijų tokių šitame name. Taip, kad visai, kada yra, pagal kitus yra tas toksai, aukštas tas socialinis tas statusas toksai, ir kad partijos lyderis jisai tapo, tai visai kaip ir yra, matyt, normalu čia. Taip, pasižiūrime, tai buvo Merkurijus, 26, kaip tik ir įsijungia Rahu. Šitas 11 namas. Dabar, principė, Mėnulis šitam vandenyje, čia šiaip kaip ir turėtų būti tokie, dažnai duona tokius žmonės, kurie tokie, su tais naujom technologijom, tom tokiom, bet matomai, kaip, ne visiems, o kitas dalykas, nes jeigu paimtume tą tokį simbolinį, tą horoskopą, tai Mėnulis atsiduria 11 name, 11 ženklė ir 11 name. Tai čia yra, vėlgi, tos visos partijos, daugiau susijęs su partijom. Tai gal ir socdemam ten kažką tai tokio ir gero ir atneš, nežinau, pažiūrėsime. Ten aš kažkokią tokią frazę girdėjau, tokią, kad jisai ten tipo Brazausko inkarnacija. Tai iš tiesų tikrai ne, čia tikrai taip nėra, nes nieko panašaus. Aš ten, kad mano pats pirmas video buvo apie Brazauską, ten tikrai pasitokia, kaip sakyti, dieviška, ten tokia konfigūracija yra.
Čia tai tikrai nieko panašaus nėra. Nes ir tose vidiniuose ten tose aš jų čia net nenagrinėsiu. Nes vis tiek čia aš nesu garantuota dėl to gimimo laiko, taip kad ten geriau ir nelįsti. Nu ką čia dar galiu pasakyti. Tai, nu va dar tas va vėžio kylantis ženklas, kas rodo, kad pas jį tas mėnulis vis dėlto yra toksai geras ir šiaip žmogus sėkmingas pakankamai gyvenimas yra. Pas vėžius ten taip yra ganėtinai specifinis toks dalykas, kas liečia vedybas. Nu, kadangi ta data vedybų yra, kada jisai apsivedė, tai va jisai pasielgia, kaip sakant, va tiksliai pagal rekomendacijas, kaip vedų astrologijoje, ten va vėžiam kokia rekomendacija yra, kad tipo va šeimą kurti jau kažkur tai po 30 metų. Nes už tai, kad tai yra šitas va sutuoktinio tas namas, jisai čia yra ožiaragėje, kurio šeimininkas yra Saturnas. Nu, čia Saturnas aš labai gerai stovi, būna, kad ir prastai dar labai stovi šitą. Bet vat jie kaip, vat žmogus ilgai nejaučia to savo partnerio, to tikrojo, kad pasirinkti tikrą tokį teisingą partnerį, kuris jam yra skirtas. Tik tai kažkur po 30 jau tas atsiranda tas jausmas toksai, nes Saturnas subręsta, jisai vėlai subręsta. Tai va, tai o jisai ten apsivedė, kažkur ten buvo jau 32-33 metai, tai va kaip tik, va, jau pagal tas rekomendacijas, reiškia, va tas mėnulis gerai čia pas jį visai stovi. Nes kaip, vat, kadangi, vat, vėžys, jisai kaip toks karališkas yra ženklas, kaip liūtas, vėžys, jie būdų yra tokie karališki ženklai, tai va ten, va, nu, aš kažkaip daugiau vat, matau, kad vat, yra vyriškas, aplamai vėžys skaitosi vyriškas ženklas yra. Nes šitą, ir kažkaip daugiau pas vyrus šitą, tai jisai būna. Ir va, ten tos moteriškės, tos vat, vis tiek jau turi tos tokius politikai visokie, tenais bent jau jos nujaučia, kad bus kažkokie tokius aukšto statuso tie žmonės, tai ten tokio medžioja tenais juos. Ir kartais pasitaiko taip, kad aš tikrai žinau tokius atvejus, kad labai skaudžius šitą, kad anksti apsiveda šitą. Ten būna labai skaudžiai kartais. O čia, vat, labai, ir kitas dalykas pasim, va tas, vat, tos, nu, sutuoktinės, tas, vat, namas, jisai yra Šupka Kartari joga. Tos, vat, dvi labai geros vat, planetos, vat, supa jie. Tai čia vat, yra labai gerai. Jeigu pats Saturnas, gal jisai čia tas vat, Saturno ženklas dar ne toks jau labai geras, bet va, čia labai gerai viskas yra. O kaip politikas, nu tai sakau, aš tenais giliai nelendu, bet vat, tokių, ta prasme, nu, ne šiaip sau žmogus sugeba, nu, ir taip anksti jisai tapo to politikų. Ta prasme, nu, ten sako, kad tėvas ten jam viską padarė. Bet pat sakau, jeigu tai yra, iš tiesų jis yra vėžys, tai vėžiai, jie patys kūrė savo gyvenimą. Jie čia, nu, tiesiog jam situacija tokios buvo, kad ten tėvas tas šitą. Irgi toksai politikas, bet jie vat, eina savo keliu. O jo vat keliu, ir sakau, ten aišku, tėvai greičiausiai buvo labai nepatenkinti, kad jisai ten į vadybą stoja, nu, šitą, nes jeigu ten su labai gerai baigė ir įstoti į vadybą. Bet jisai vat jautė tą savo tikrąjį pašaukimą, nes jo pašaukimas yra ta komercija tokia, va šitas ten turbūt labai gerai jaučiasi joje. Nu, tai jisai ten ir stojo šitą. Ir paskui va čia vat, tas mėnulis tam vandenyje ir vat Rahu šitą, nu, čia Rahu valdo tą vandenį šitą. Kad va tie vat draugai, va ten, nes ten kaip ten pasakoja, ten, kad ten kažkokie yra tokie, nu, draugai, kad ten firmos kažkokios, ten tų draugų tenais, nu, kažkoks ten pas juos toks konglomeratas toks kažkoks. Nu, iš dalies, kad irgi šitą, taip, va čia pasiteisina šitą. Nu, o ten kaip jam ten seksis, ten, ant kiek jisai dirbs ten Lietuvoje, ant kiek jisai dirbs savo, nu, čia sakau, čia jo pasirinkimas. Tai va, nu tai pakol kas tiek tada, nu tai iki.